horizonto toliai, kiek dar kelionė truks, broli, kiek dar dienų, kol nuguls dulkės, kol tau ištars gulkis. Žodžiai teisingi kieno pusėje, tu rankoje akmuo ar dar būsi jo, kam tu teisėjas, kam rankos budelio, kam laiškas dugne budelio. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Sveika. Labas. Šį kartą jau čia tikrai apsisprendėjai 100% garantuotai ir man tavęs tikrai nepavyks perkalbėt? Taip, šį kartą tikrai užteks, man reikia susikaupt mokslams ir šiaip. Kas šiaip ir šiaip? Nieko. Egle? Ką? Tu man kažko nesakai. Ne, aš viską pasakiau. Aš taigi tave kiaurai matau. Tu tikrai kažką nuo manęs slėpi. Mes 2 metus dirbam kartu, esam kaip draugės. Tu tikrai gali man viską papasakoti. Nenoriu, aš turiu eiti. Va dabar tai tu tikrai sėsies čia ir neišeisi iš klubo, kol man visko nepapasakosi. Švarc, kas bus pirmas dalykas, kai išeisi į laisvę? Ką padarysi? Ką, žinau, negalvojau, tai... Nu, tu pagalvo. Nežinau, o tu ką? Nu, tai tiesiu taikymu į kiną. Kur? Nu, į kino teatrą. Jo? Nu. Kokio velnio? Kad pirmas dalykas, kai tave išleidžia, tavo pirma mintis, kad tu nueini į kino teatrą, ten sėdi 2 valandas ir žiūri vieną tašką. Nu, taigi menas. Pats tu menas. Ačiū. O tai ką tu darysi? Nežinau. Čia eisiu pasportuot. Ką? Pasportuot? Nu taip, tai jeigu ryte paleidžia, vadinasi, aš nespėjau rytinės treniruotės padaryti. Ne, nu tu vapšė nepataisomas psichas. Kuris iš jūsų Simonas Hoganas? Žiūrint, koks klausimas. Esat paleidžiamas iš įkalinimo įstaigos. Ką? Kaip suprast paleidžiamas? Čia rašo už gerą elgesį. Už ką tokį? Tu kaip, Švarcas? Nieko nežinau, prašom praeit su manim. Seni, aš nežinau, kas čia vyksta, bet aš taip nepalinksiu. Aš tave ištrauksiu. Prašom praeit su manim. Kaip ir sakiau, aš tavęs iš čia neišleisiu, kol tu man visko nepapasakosi. Sandra, aš laukiuosi. Tai puiku, sveikinu. Kas tas laimingasis? O planuotas? Ne. Tada kas tas nelaimingas? Nu gerai, supratau, čia ne mano reikalas, nesikišiu. Tai... Tai planuoji susitvarkyti ar kaip? Ta prasme susitvarkyti. Nu taip, galima arba gimdyti, arba... Aišku, kad gimdysiu, neturiu kitų minčių. Kaip pasakys karalienė, gimdyti, tai gimdyti. Nu tai tada tu teisi. Pas mus karjera baigta, su pilvugi nepašauksi. O iš kur tu žinai, kad tu tikrai nešia? Dariausi testą. Vieną kartą? Vieną. Glūtė, nu taigi negalima pasitikėti tais testais, būtina pakartoti. Tu nešiojasi nėštumo testą savo rankinukį. Tai protingos moteris pasiruošusios viskam. Einam? Einam. Alio, Maručius. Maručiai, prašai įsiaiškinti, pas ką per pietus lankėsi ta moteris. Taip. Diana Vaišvilaitė, 34 metai, pavardėto bičo, pas kurį lankėsi, yra įslaptinta, bet daugmaž įsiaiškinau, čia bus tas pats bičas, kur ligoninėje guli, kur koganiuką papjaut bandė.
Maruči. Girdi? Maruči. Ir? Teigiamas. Nu jo. Panašu, Saulytė, kad tu tikrai laukies. Nu ką, sėkmės tau. Paskambink, gal arbatos kada išgersi. Ačiū tau, Sandra, labai. Tai nėra už ką. Fredai, mums labai reikia pasikalbėti, bet būtinai susitikus. Gerai. Labą dieną. Norėčiau vieno bilieto iš šios dienos spektaklį. Ačiū. Visą gerą. Labą dieną. Čia ką tik panelė prieš mane pirko pas jūs bilietą į spektaklį. Labai man patiko. Negalėjau ją užkalbinti. Gali pasakyti, kokį spektaklį pirko bilietą? Padėkit romantikų, mūsų ir taip mažai liko. Ačiū jums labai. Tik nesakykit, kad 2 bilietus pirko, nedaužykit man širdies. Vieną? Labai gerai. Lėvi, šiandien bus viskas padaryta vakare. Teatre. Jinai bus ten viena. Nu, Sandra, kas nutiko? Kodėl mes čia dabar? Kas atsitiko? Nenoriu, kad papildomų akių būtų. Nu, kas yra? Iš tavo balsų supratau, kad kažkas atsitiko. Kas? Nutiko, Fredai. Nu, tai kalbėk, netylėk, kaip naktinės personos dainavo, Sandra. Oi, vėl tu tai savo mitiniais bairiais. Nu, kas nutiko, Sandra? Sandra, kas nutiko? Aš laukiuosi. Ką tu pasakai? Nu, tu kurčias, aš ne čia. Kad rimtai? Nejuokauju. Perskaičiau horoskopę, parašyta, kad puikiai diena susilaukti vaikų, tai galvoju, reiktų ir man atneštėti. Aišku, kad tikra, tu ką manim netiki? Turiu neštumo testą. 2 brūkšniukai, matai, 2. Jo. Nu, čia tai naujiena, aš jau galvojau, greitai seneliu tapsiu, čia bats. Bats? Pala, tu tik tiek gali pasakyti? Sandra, Bats? Sandra. Tu geriau man paaiškink, kaip man reikės toliau gyventi. Nusiramink, Sandra. Sandra, aš viską sudėliausi. Ką tu sudėliosi, tu pakankamai pridėlioji, kaip man tai dabar aš dėliosiu. Sandra, Ką? nusiramink, Ne. nusiramink. Ne. Sandra, elkimės kaip suaugę. Ne, Fredai. Ačiū, jau prisielgiam kaip suaugę. Dabar aš turiu pilną teisę priiminėti sprendimus. Ir aš juos priiminėsiu. Tik aš. Aš dabar dėliosiu viską. Ir mano sąlygos bus. Susiskambinsim, Fredai.
Rasa, šiandien anksčiau grįžau namo, klausyk. Žiūrėk, sorry, kad paskutiniu metu taip elgiausi. Žinai, aš pagalvojau, kad aš turiu daugiau laiko skirti šeimai ir... Rasa? Rasa? Rasa, Saulė, ką tu čia sugalvojai? Nusiramink, viskas gerai. Klausyk, tu niekur nevažiuosi, mes nusiraminsim, pasikalbėsim gerai. Aš nuo šiol tikrai būsiu dabar dažniau namie ir viskas bus gerai. Gerai? Gerai? Leisk, aš sutvarkysiu viską. Klausyk. Palik, aš patys... Ne, viskas gerai, man nesunku. Aš ne dėl to, tu viską darai bele kaip. Aš turėsiu tvarkyti paskui. Gerai, sorry. Rasa, ką tu čia sugalvojai, ką? O ką tu čia sugalvojai? Niekad gyvenime normaliu laiku negrįždavai namo, būtent čia prireikė. Lin, Rasa, Klausyk, Rasa, tikrai, aš labai atsiprašau ir aš suprantu, kad aš blogai elgiausi ir aš supratau, kad aš nuo šiol noriu būti ilgiau su tavimi, su šeima ir nuo šiol viskas bus kitaip, gerai? Tu tik man atleisk. Ha? Labas, Eglutė. Labas, Marija, labas. Tai kas čia dabar nutiko, kad bilietus į kairę ir į dešinę dalini? Žinok, labai norėjau nueiti, bet kažkaip prastai pasijaučiau. Užeik. Prašau. Na, ačiū. Pastatys kokteilį kada. Bet tai kas klausyk to pasidarė? Nieko, viskas gerai. Nieko rimto. Tiesiog šiandien silpnumas ir tiek. Mokytis to mažiau reikia per monetomus. Ir pabaliavot, kada su grupė išlys pagaliau. Išlysiu, pažadu. Ai, o būčiamosios teisės tą darbą jau pradėjai rašyti? Aš jau praeitą savaitę nunešiau. Eik tu savo, nu tur pavarai. Aš dar net rašyti nepradėjau, po teatro žuodasi. Reikia man susimti vieną kartą. Gerai. Nu ką, gerai, lėkiu. Eina. O kur tavo striukė? Tiesiog, Glute, taip kieme atšalo, gal galėčiau tavo striukę pasiskolinti? Ne, tu kaip visada, aišku, gali. Nu. Op. Oi, pamečiau bilietą? Jau pamečiau bilietą. Ir čia. Nu, gerai, labai ačiū. Iki. Iki. Susirašom. Robertas Švarcas? Nu. Renkis, pas tyrėją. Vėl? Neaiškiai pasakiau? Diena? 16. Po 4 pradėsi rūkyti? Galim lažintis, kad nepradėsiu. Margži, tau niekada nesisekė lažintis. Gerai. Papasakok, kas čia vyksta. Nieko. Koganiuką paleido už gerą elgesį. Girdėjau. Už gerą elgesį. Čia tėvas Kogenas pasistengė. Nu, kaip Koganiukas į tai reagavo? Man atrodo, kad mums viskas tik į gerą. Jis žiauriai susiparnęs, kad jis išėjo, o aš lieku. Man atrodo, man dabar pas Koganus susitrint bus tik dar lieku. Gali būt. Bet tu saugok save. Tu žinai, kad čia jie gali keršyti tau už Koganiuką. Kaip nors, Maručiai. Kaip nors. Tu gal rištų atvežiai?
Tu pameni, mes tą vakarą irgi valgėm riešutus. Tu man sakei, kad jis jį nušovė. Gali pasakyti, kas ką nušovė? Mano tėtį nušovė. O kas nušovė? Koganas. Koganas? Fredas Koganas toks plikas, taip? Kai aš užaugsiu, aš jam atkeršysiu. Jam ir jo vaikams, nes jie mane irgi skriaudė. Tada išsivešiu Laurą ir mes susituoksim, nes ji vienintelė iš jų yra gera. Ir aš ją myliu. Bet man reikės tavo pagalbos. Ar tu man padėsi? Padėsiu. Ar tu manęs nepaliksi, nes aš nebeturiu nei mamos, nei tėčio? Aš tavęs nepaliksiu. Tavęs niekada nepaliksiu. Generalinis prokuroras Darius Vadys sudarė specialią komisiją ištirti galimą... Kaip tu manai, kas gims? Įtariama, kad organizuotų nusikaltimų... Tai bičias, aišku. Prokuroras Adas Laurikėnas Kodėl? ne vienerius metus nepriėmęs... Nu tai... siejamoje su Įsitikinęs, nes jisai... Spardas, tu pažiūrėk, kaip Spardas. Faktas, kad bičias. Futbolistas. Ne, man tai atrodo, kad bus mergaitė. Kodėl tu taip manai? Nu, aš tiesiog taip jaučiu. Matai, tu jauti, o aš tai faktais kalbu. O tu nesigaili, kad mes pasirinkom nesužinoti lyties? Ne, visiškai kaip tik intriga tokia jau. Be to, džiaugsiuos bet kuriuo atveju, tai... Klausyk, pagarsin. Šį vakar įvyko Vilniaus Senojo teatro spektaklio Meilė ir mirtis metu. Staiga mirė žiūrovų tarpe buvusi 21 metų teisės studentė Marija Stonkutė, žymaus lietuvių kriminalo žurnalisto Viktoro Stonkaus dukra. Pareigūnai kol kas nekomentuoja įvykio aplinkybių. Mirties priežastį nustatys ekspertai. Viktoras Stonkus sunkia valandą prašo supratimo ir įvykį komentuoti kol kas atsisako. Dieve, koks siaubas. Tokia jauna ir tokia graži. Kas tau yra? Nieko. Šūdus kažkokius rodo. Einam miegoti. Skaudi nelaimė šį vakarą įvyko Vilniaus Senojo teatro spektaklio Meilė ir mirtis metu. Staiga mirė žiūrovų tarpe buvusi 21 metų teisės studentė Marija Stonkutė, žymaus lietuvių kriminalo žurnalisto Viktoro Stonkaus dukra. Pareigūnai kol kas nekomentuoja įvykio aplinkybių. Mirties priežastį nustatys ekspertai. Viktoras Stonkus sunkia valandą prašo supratimo ir įvykį komentuoti kol kas atsisako. Tau nepasirodė mes prakeikti. Auštantis rytas horizonto toliai, kiek dar kelionė truks, broli, kiek dar dienų kol nuguls dulkės, kol tau ištars dulkis. Žodžiai teisingi kieno pusėje, tu rankoje akmuo ar dar būsi jo, kam tu teisėjas, kam rankos budelio, kam laiškas dugne budelio. Čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Sveika. Labas. Šį kartą jau čia tikrai apsisprendai 100% garantuotai ir man tavęs tikrai nepavyks perkalbėti? Taip, šį kartą tikrai užteks, man reikia susikaupt mokslams ir šiaip. Kas šiaip ar šiaip? Nieko.
Eglė? Ką? Tu man kažko nesakai. Ne, aš viską pasakiau. Aš taigi tave kiaurai matau. Tu tikrai kažką nuo manęs slėpi. Mes 2 metus dirbam kartu. Esam kaip draugės. Tu tikrai gali man viską papasakoti. Nenoriu, aš turiu eiti. Va dabar tai tu tikrai sėsies čia ir neišeisi iš klubo, kol man visko nepapasakosi. Švarc, kas bus pirmas dalykas, kai išeisi į laisvę? Ką padarysi? Ką, žinau, negalvojau, tai. Nu, tu pagalvo. Nežinau, o tu ką? Nu, tai tiesiu taikymu į kiną. Kur? Nu, į kino teatrą. Jo? Nu. Kokio velnio? Kad pirmas dalykas, kai tave išleidžia, tavo pirma mintis, kad tu nueini į kino teatrą, ten sėdi 2 valandas ir žiūri vieną tašką. Nu, taigi menas. Pats tu menas. Ačiū. O tai ką tu darysi? Nežinau. Čia eisiu pasportuot. Ką? Pasportuot? Nu taip, tai jeigu ryte paleidžia, vadinasi, aš nespėjau rytinės treniruotės padaryti. Ne, nu tu vapšė nepataisomas psichas. Kuris iš jūsų Simonas Koganas? Žiūrint, koks klausimas. Esat paleidžiamas iš įkalinimo įstaigos. Ką? Kaip suprast paleidžiamas? Čia rašo už gerą elgesį. Už ką tokį? Tu kaip, Švarcas? Nieko nežinau, prašom praeit su manim. Seni, aš nežinau, kas čia vyksta, bet aš taip nepalinksiu. Aš tave ištrauksiu. Prašom praeit su manim. Kaip ir sakiau, aš tavęs iš čia neišleisiu, kol tu man visko nepapasakosi. Sandra, aš laukiuosi. Tai puiku, sveikinu. Kas tas laimingasis? O planuotas? Ne. Tada kas tas nelaimingas? Nu gerai, supratau, čia ne mano reikalas, nesikišiu. Tai... Tai planuoji susitvarkyti, ar kaip? Ta prasme susitvarkyti. Nu, taip, galima arba gimdyti, arba... Aišku, kad gimdysiu, neturiu kitų minčių. Kaip pasakys karalienė, gimdyti, tai gimdyti. Nu, tai tada tu teisi. Pas mus karjera baigta, su pilvu gimė pašauksi. O iš kur tu žinai, kad tu tikrai ne čia? Dariausi testą. Vieną kartą? Vieną. Glūtė, nu taigi negalima pasitikėti tais testais, būtina pakartoti. Tu nešiojasi neštumo testą savo rankinuke. Tai protingos moteris pasiruošusios viskam. Einam? Einam. Alio, Maručias. Maručiai, prašai įsiaiškinti, pas ką per pietus lankėsi ta moteris. Taip. Diana Vaišvilaitė, 34 metai, pavardėto bičo, pas kurį lankėsi, yra įslaptinta, bet daugmaž įsiaiškinau, čia bus tas pats bičas, kur ligoninėje guli, nu, kur koganiuką papjaut bandė. Maručiai, girdi? Maručiai. Ir? Teigiamas. Nu jo. Panašu, Saulytė, kad tu tikrai laukies. Nu ką, sėkmės tau. Paskambink gal arbatos kada išgersi. Ačiū tau, Sandra, labai. Tai nėra už ką. Fredai, mums labai reikia pasikalbėti.
Bet būtinai susitikus. Gerai. Labą dieną. Norėčiau vieno bilieto į šios dienos spektaklį. Ačiū. Visą gerą. Labą dieną. Čia ką tik panelė prieš mane pirko pas jūs bilietą į spektaklį. Labai man patiko. Negalėjau ją užkalbinti. Gali pasakyti, kokį spektaklį pirko bilietą? Padėkit romantikų, mūsų ir taip mažai liko. Ačiū jums labai. Tik nesakykit, kad 2 bilietus pirko, nedaužykit man širdies. Vieną? Labai gerai. Lėvi, šiandien bus viskas padaryta vakare. Teatre. Jinai bus ten viena. Nu, Sandra, kas nutiko? Kodėl mes čia dabar? Kas atsitiko? Nenoriu, kad papildomų akių būtų. Nu, kas yra? Aš iš tavo balsų supratau, kad kažkas atsitiko. Kas? Nutiko, Fredai. Nu, tai kalbėk, netylėk, kaip naktinės personos dainavo, Sandra. Ai, vėl tu tai savo mitiniais bairiais. Nu, kas nutiko, Sandra? Sandra, kas nutiko? Aš laukiuosi. Ką tu pasakai? Nu, tu kurčias, aš ne čia. Kad rimtai? Nejuokauju. Perskaičiau horoskopę, parašyta, kad puikiai diena susilaukti vaikų, tai galvoju, reiktų ir man atneštėti. Aišku, kad tikra, tu ką manim netiki? Turiu neštumo testą. 2 brūkšniukai, matai, 2. Jo. Nu, čia tai naujiena, aš jau galvojau, greitai seneliu tepsiu, čia bats. Bats? Pala, tu tik tiek gali pasakyti? Sandra, Bats? Sandra. Tu geriau man paaiškink, kaip man reikės toliau gyventi. Nusiramink, Sandra. Sandra, aš viską sudėliausi. Ką tu sudėliosi, tu pakankamai pridėlioji, kaip man tai dabar aš dėliosiu. Sandra. Ką? Nusiramink, Ne. nusiramink. Ne. Sandra, elkimės kaip suaugę. Ne, Fredai. Ačiū, jau prisielgiam kaip suaugę. Dabar aš turiu pilną teisę priiminėti sprendimus. Ir aš juos priiminėsiu. Tik aš. Aš dabar dėliosiu viską. Ir mano sąlygos bus. Susiskambinsim, Fredai.
Rasa, šiandien anksčiau grįžau namo, klausyk. Žiūrėk, sorry, kad paskutiniu metu taip elgiausi. Aš pagalvojau, kad aš turiu daugiau laiko skirti šeimai ir... Rasa? Rasa? Rasa, Saulė, ką tu čia sugalvojai? Nusiramink, viskas gerai. Klausyk, tu niekur nevažiuosi, mes nusiraminsim, pasikalbėsim, gerai? Aš nuo šiol tikrai būsiu dabar dažniau namie ir viskas bus gerai, gerai? Gerai? Leisk, aš sutvarkysiu viską. Klausyk. Palik, aš pati susidėsiu. Ne, viskas gerai, man nesunku. Aš ne dėl to, tu viską darai bele kaip. Aš turėsiu tvarkyti paskui. Gerai, sorry. Rasa, ką tu čia sugalvojai, ką? O ką tu čia sugalvojai? Niekad gyvenime normaliu laiku negrįždavai namo, būtent čia jam prireikė. Lin, Rasa, Klausyk, Rasa, tikrai, aš labai atsiprašau ir aš suprantu, kad aš blogai elgiausi ir aš supratau, kad aš nuo šiol noriu būti ilgiau su tavimi, su šeima ir nuo šiol viskas bus kitaip, gerai? Tu tik man atleisk. Ha? Labas, Eglutė. Labas, Marija, labas. Tai kas čia dabar nutiko, kad bilietus į kairę ir į dešinę dalinį? Žinok, labai norėjau nueiti, bet kažkaip prastai pasijaučiau. Užeik. Prašau. Na, ačiū. Pastatys kokteilį kada. Bet tai kas klausyk to pasidarė? Nieko, viskas gerai. Nieko rimto. Tiesiog šiandien silpnumas ir tiek. Mokytis to mažiau reikia per monetomus. Ir pabaliavot, kada su grupė išlys pagaliau. Išlysiu, pažadu. Ai, o būčiamosios teisės tą darbą jau pradėjai rašyti? Aš jau praeitą savaitę nunešiau. Eik tu savo, tu ir pavarai. Aš dar net rašyti nepradėjau, po teatro žodasi. Reikia man susiminti vieną kartą. Nu ką, gerai, lėkiu. Eina. O kur tavo striukė? Tiesiog, Glute, taip kieme atšalo, gal galėčiau tavo striukę pasiskolinti? Ne, tu kaip visada, aišku, gali. Nu. Op. Oi, pamečiau bilietą? Jau pamečiau bilietą. Ir čia. Na, gerai, labai ačiū. Iki. Iki. Susirašom. Robertas Švarcas? Nu. Renkis, pas tyrėją. Vėl? Neaiškiai pasakiau? Šešiolikta diena? 16. Po 4 pradėsi rūkyti? Galim lažintis, kad nepradėsiu. Marudži, tau niekada nesisekė lažintis. Gerai. Papasakok, kas čia vyksta. Nieko. Koganiuką paleidau už gerą elgesį. Girdėjau, už gerą elgesį. Čia tėvas Kogenas pasistengė. Nu, kaip Koganiukas į tai reagavo? Man atrodo, kad mums viskas tik į gerą. Jis žiauriai susiparnęs, kad jis išėjo, o aš lieku. Man atrodo, man dabar pas Koganus įsitrint bus tik dar lėkti. Gali būt. Bet tu saugok save. Tu žinai, kad čia jie gali keršyti tau už Koganiuką. Kaip nors, Maručiai. Kaip nors. Tu gal rištų atvežiai?
Tu pameni, mes tą vakarą irgi valgėm riešutus. Tu man sakei, kad jis jį nušovė. Gali pasakyti, kas ką nušovė? Mano tėtį nušovė. O kas nušovė? Koganas. Koganas? Fredas Koganas toks plikas, taip? Kai aš užaugsiu, aš jam atkeršiusiu. Jam ir jo vaikams. Nes jie mane irgi skriaudė. Tada išsivešiu Laurą ir mes susituoksim. Nes ji vienintelė iš jų yra gera. Ir aš ją myliu. Bet man reikės tavo pagalbos. Ar tu man padėsi? Padėsiu. Ar tu manęs nepaliksi, nes aš nebeturiu nei mamos, nei tėčio. Aš tavęs nepaliksiu. Tavęs niekada nepaliksiu. Generalinis prokuroras Darius Vodys sudarė specialią komisiją ištirti galimą... Kaip tu manai, kas gims? Įtariama, kad organizuotų nusikaltimų... Tai bičias, aišku. Prokuroras Adas Laurikėnas Kodėl? ne vienerius metus nepriėmė Nu tai... siejamoje su Įsitikinęs, nes jisai... Spardas, tu pažiūrėkit, spardas. Faktas, kad bičias. Futbolistas. Ne, man tai atrodo, kad bus mergaitė. Kodėl tu taip manai? Nu, aš tiesiog taip jaučiu. Matai, tu jauti, o aš tai faktais kalbu. O tu nesigaili, kad mes pasirinkom nesužinot lyties? Ne, visiškai kaip tik intriga tokia jau. Be to, džiaugsiuos bet kuriuo atveju, tai... Klausyk, pagarsink. Šį vakarą įvyko Vilniaus Senojo teatro spektaklio Meilė ir mirtis metu. Staiga mirė žiūrovų tarpe buvusi 21 metų teisės studentė Marija Stonkutė, žymaus lietuvių kriminalo žurnalisto Viktoro Stonkaus dukra. Pareigūnai kol kas nekomentuoja įvykio aplinkybių. Mirties priežastį nustatys ekspertai. Viktoras Stonkus sunkia valandą prašo supratimo ir įvykį komentuoti kol kas atsisako. Dieve, koks siaubas. Tokia jauna ir tokia graži. Kas tau yra? Nieko, šūdus kažkokius rodo. Einam miegoti. Skaudi nelaimė šį vakarą įvyko Vilniaus Senojo teatro spektaklio Meilė ir mirtis metu. Staiga mirė žiūrovų tarpe buvusi 21 metų teisės studentė Marija Stonkutė, žymaus lietuvių kriminalo žurnalisto Viktoro Stonkaus dukra. Pareigūnai kol kas nekomentuoja įvykio aplinkybių. Mirties priežastį nustatys ekspertai. Viktoras Stonkus sunkia valandą prašo supratimo ir įvykį komentuoti kol kas atsisako. Tau nepasirodė mes,